Kartą tankiame bambukų miške gyveno panda vardu Bambis. Jis buvo labai pūkuotas, labai mielas ir labai tingus. Bambis galėjo snausti ištisą dieną, vos tik atsibusdavo, užkasdavo bambuko lapų ir vėl griūdavo miegoti. Kiti miško gyventojai vis ragino Bambį. Bambi, eime žaisti slėpynių, kvietė voveriukė Čiūta. Bambi, mums reikia pagalbos nešti uogas, prašė miškėnas Bruknelis. Bambi, ar bent kartą galėtum padėti tvarkyti lizdus, piktinosi genys Knokis. Bet Bambis tik tingiai mostelėdavo leteną. Rytoj. O gal poryt? Gal kada nors? Vieną dieną miške pasigirdo garsus trenksmas. Visi gyventojai subėgo pažiūrėti, kas nutiko, o pasirodo viena stipri vėtra nugrovė seną bambukų tiltelį per upę. Oi, kaip dabar pereisime į kitą miško pusę, susirūpino gyvūnai, ten mūsų mėgstamiausi vaismedžiai. Gal kas nors gali pastatyti naują tiltą, paklausė voveriukė Čiūta. Bambi, tu didelis ir stiprus, padėk mums, sušuko visi gyvūnai. Bet Bambis kaip visada išsidrebė po medžiu ir atsakė, oi, jūs tikriausiai geriau už mane viską padarysit, aš pavargęs. Kviečiu pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei ši istorija sušildė jūsų širdį, labai lauksiu like, širdelių ir komentarų bei pasidalinimų. Ačiū, kad esate kartu.